esminiais dalykais, kurie liečia mus visus, kurie mums visiems yra pažįstami, savi. Aš manau, kad didžiąją dalį temų Aušra pasiima tiesiog iš gyvenimo, iš šalia esančio gyvenimo, iš šalia bėgančio gyvenimo. Na, aš turbūt daug apie tai nekalbėsiu, pati Aušra gal kažką norės apie tai mums pasakyti. Platus aprašas, apart to, kad visiems buvo išsiųstas, be abejo yra pas mus kaip visada šalia parodinės salės. Ir aš manau, kad Aušra daugelis iš jūsų pažįstat, nes visai neseniai buvo mūsų salėse su puikiuoju pleneru, kurį organizavo Audrius Gražys. Džonas negali niekaip pabėgti jau dabar nuo komandos su Aušra po Indijos laikų, jie dabar čia tokie dvasios broliai ir sesės. Taip kad aš tikiu, kad mes Aušrą čia matysim labai dažnai. Ir aš labai nuoširdžiai tave sveikindama su mėlynuoju proveržiu mūsų galerijoje. Linkiu tau nuostabiausių metų, linkiu tau sėkmės, linkiu tau iš tikrųjų puikaus pasaulio, kurio dar tu galbūt sugebėjai nepamatyti, nes tu viskas spėjai pamatyti. Bet, kaip sakoma, beribė yra mūsų gebėjimai ir beribė yra mūsų visata. Tai nuoširdžiai tave labai sveikinu su viskuo ir noriu, kad tu bent kažkiek tai tartum mum. Ką tik tai nori. Apie parodą, apie save, apie mus, apie gyvenimą. Tai, ką tu nori mums šiandien pasakyti. Ačiū tau labai. Nuostabioji, gražioji Aušra, tark žodį. Aušra labai žalia, nemėlyna, čia aš pasistengiu būti mėlynuoju proveržiu. Visų pirma, tai labai noriu visiems. Labai esu visiems dėkinga, kad atėjot. Ir iš čia turbūt galima matyti, kokie nerealūs yra galeristai. Kokie yra nerealūs žmonės Andželika su Džonu, kurie daro tokį darbą tiek metų ir realiai jie dirba ir veikia ir myli meną ir tuo gyvena. Tai čia yra, man labai didelė laimė ir garbė ir šiemet jau aš taip sėdėjau ir galvoju, tai ką dabar aš nedarysiu, parodos vėl gruodžio mėnesį, kai būdavo visą laiką. Ir tada skambina man Džonas ir sako, žinai, darom tavo parodą pas mus. Ir darom tą parodą. Ir tada aš sakau, gerai, aš atsiųsiu tokius darbus, parodysiu jums nuotraukas, tokie mėlyni, pažiūrėsi, ar čia tinka, ar čia aš tinku į formatą. Gerai, tinkiau formatą. Ir mes šiandien ryte sėdim su Džonu, geriam kavą. Jis sako, žinai, aš taip norėčiau senatvėj gyventi Portugalijai. Ir aš sakau, tai kaip gerai, kad aš tų atvežiau darbus į parodą, kuriuos padariau Portugalijai. Tai viskas tokie stebuklingi sutapimai nerealūs yra ir nežinau, aš tai labai džiaugiuosi, labai linkiu galerijai sėkmės kuo didžiausios. Tikiuosi atvažiuoti į Klaipėdą dar daug kartų. Ir labai ačiū apie kūrybą, apie darbus. Tai, kalbos nėra mano, kaip sakant, cup of tea. Taip reikit asmeniškai gerai, nes truputį jaudinas. Labai gerai. Ačiū labai. Tai ačiū tau. Dar kartą. Tai kadangi mūsų laukia labai ilgas ir gražus vakaras, tai aš tikrai toliau ilgai mūsų nebekankinsiu. Aš tik noriu pasakyti, kad nepamirškit, kad Benas